Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki! Ar buvote kada Azerbaidžane? Koks jis šiandieną? Ar ten vis dar gyvos senosios tradicijos? O gal jaunimas jau nebemoka senų tradicinių dainų, o tuokiasi paslapčiomis be tėvų leidimo? Apie savo šalį pasakoja azerbaidžanietė Elnara Mirzajeva. Ne tik lietuviai, bet ir apskritai europiečiai mano, kad Azerbaidžanas yra Azijos šalis, kad griežtai laikomės musulmonų tradicijų ir vaikščiojam užsidengusios veidą. Tačiau Azerbaidžanas yra pasaulietiška šalis. Dauguma išpažįsta islamą, bet pas mus yra ir bažnyčių, katalikų, stačiatikių. Yra ir judėjų. Šia prasme esam tolerantiškesni. Azerbaidžanas pasaulietiška šalis. Dauguma išpažįsta islamą. Tikėjimas mums nėra griežto vertinimo kriterijus. Slavai, rusai ir gyvena katolikai, ir gyvena žydai, ir gyvena armėnai. Ir dėl to, kad jie propaguoja kitą religiją, dėl to jokių klausimų nekyla. Ir žmonės tarpusavy taikiai gyvena. Gal yra tokie vyrai, kurie priverčia savo žmonas eiti į tą islamą. Aš kokia buvau, tokia ir likau. Ta prasme, aš turiu tai irgi savo šventės. Ir jisai nesako, kad taip negalima, tu turi tik tai šitą. Jisai yra Dievas, vienintelis, jisai tiki islamu, jisai meldžiasi pas manęs vaikų. Kiekvieną dieną ten, nežinau, po 5 kartus. Kiek reikia ten pagal jų Koraną. Viskas. Ir man jisai niekada neprivertė. Jisai kažkada, tai labai seniai pasakė, jeigu žmonės keis savo tikėjimą, tai bus nelabai gerai, man taip atrodo. Azerbaidžanas turtingos kultūros šalis. Mūsų teritorijoje jau prieš 1,5 milijono metų gyveno žmonės. Buvo paplitusios įvairios religijos, pradedant zoroastrizmu. Šiuo metu populiariausias islamas. Azerbaidžane gyvena daug tautų, šalis internacionalinė, daug užsieniečių, bet tautinės šaknys gilios. Azerbaidžaniečiai yra viena iš seniausių, kaip pasakyti, gyventojų Europoje. Ir Europoje išvis pirmykštė žmonių visuomenė atsirado būtent Azerbaidžane. Čia buvo maždaug prieš 300–400 tūkstančių metų. Azerbaidžaniečių šeima yra viskas. Šeima svarbiausia. Joje vyrauja šilti santykiai, laikomės klasikinės šeimos modelio. Tėvas šeimos galva, motina šeimos židinio saugotoja. Bet visi labai branginam tradicijas, turim daug nacionalinių švenčių, gerbiam vyresniuosius, įsiklausom į jų nuomonę. Tačiau šiuo metu tėvai su vaikais aptarė kai kurios klausimus – mokslo, vedybų. Nes tėvai jau gyvenimą pragyveno, jie daugiau žino, daugiau kokių klaidų gali padaryti jūs vaikai. Nes, nežinau, man atrodo pačiai dabar, kai aš jau paaugau, kad jau, žinai, pas mane toksai didesnis tas gyvenimo vaizdas. Ir man atrodo, kad tai būtų geriau. Pavyzdžiui, aš jau savo sūnų irgi jau prisižiūrėjau vieną mergaitę, bet dar nieko nesakiau. Tai kaip ten bus toliau, negaliu pasakyti. Žinau jau tą šeimą, man labai patinka jie. Mes visi klausomės ir pop muzikos, ir roko, bet vestuvėse groja tik tautiška muzika. Mes mokam ir mėgstam šokti liaudies šokius, dainuoti liaudies dainas. Vaikai jau nuo pat gimimo, nuo vaikų darželio mokomi liaudies dainų. Mama savo vaikui gimtąją kalbą dainuoja lopšinę. Tautinius šokius irgi visi moka. Mokam visas dainas. Šiuo požiūriu vaikai iš tėvų iš kartos į kartą perima viską, ko reikia, kad išliktų liaudies palikimas. Vyras jam atvežė knygų, kad jisai azerbaidžaniečiškas tas dainas išmokintų. Tai jis ten kažką tai grojo. Mokina, jį tikrai mokina. Jisai kalba tik su azerbaidžaniečiškai namuose su juo, su mano sūnumi, kad jisai žinotų, kas jis yra, kokia kultūra, kaip turi būti, jis jį tikrai mokina. Šitas dalykas yra mūsų kraujoje. Nes yra dalykų neįsakymų per prievartą negalima įgyvendinti. Negalima žmogų priversti, kad jis mylėtų savo tautą, jeigu jis myli. Negalime per prievartą įsakyti, kam padarykit vienas ar kitą. Vadinasi, kažkas dar nuo
kaip pasakyti, nuo pirmykščios visuomenės, nuo pirmykščių žmonių, kurie gyveno Azerbaidžane, nuo to laiko perdodamas iš kartos į kartas. Užsienyje mokosi nemažai. Per pastaruosius 5 ar 10 metų daug jaunimo išvažiavo mokytis į Europą, kitas pasaulio šalis įgyti aukštojo išsilavinimo. Dabar tokios ryškios tendencijos. Mes įgyjam žinių, patirties ir dažniausiai grįžtam į tėvynę Azerbaidžaną, kur dirbam ir dalijamės patirtimis su kitais. O kokie mes, lietuviai azerbaidžaniečių akimis? Meniškos prigimties, kūrybingi žmonės, tačiau draugus renkamės labai atsargiai. Ar mes tikrai tokie? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.